Šiandien mano rankose labai graži knyga, labai graži iliustruota knyga apie meškiną, kuris niekaip negalėjo užmigti. Knyga vadinasi Didysis miegas. Tai skaitome pasaką ir žiūrime iliustracijas. Gerai? Mama meška iškėlė snukį į dangų ir uodė orą. Tuoj spustels šaltukas. Metas ruoštis didžiajam žiemos miegui ir pūsti į akį iki pat pavasario. Meškutis sunerimo. Ar aš ką nors sapnuosiu, mamyte? O taip, raminamai suurzgė mama meška, tu nieko kito neveiksi, tik sapnuosi. Ar užmigsiu meškinų miegu? Taip, mažylį, užmigsi didžiuoju miegu, kietai ir ilgam. Meškutis niekaip nerado ramybės. O jeigu pristiksiu sapnų, tada jau bus ne didysis meškinų miegas, o didysis miegas, svarstė šleivakojis. Sugalvojau, toptelėjo meškučiui, keliausiu ieškoti sapnų. Išėjo ieškoti sapnų. Kaip jiems sekėsi? Meškutis klaidžiojo po girią ir sutiko voverytę. Ei, voveryt, suriaumojo jis, ruošiamės žiemos miegui, sapnuosime iš viso gauruoto peties. Gal turi atliekamų sapnų? Mums jie labai pravers, kai miegosime kietai. Priliuoksėjo voverytė, o taip, aš šitą sapnavau. Sapnavau, kad kiaurą vasarą žaidžiau su savo sesutėmis. Tai sapnas apie laimę, čia ir dabar. Ačiū, voverytė, padėkojo meškutis ir nulepečkojo savo toliau. Meškutis klaidžiojo po girią ir sutiko kiškelį. Ei, kiškelį, šūktelėjo jis žvairiui. Ruošiamės žiemos miegui, sapnuosime iš viso gauruoto peties. Gal turi atliekamų sapnų? Mums labai jie praverstų, kai miegosime kietai. Kiškelis tarė, o taip, šitą sapnavau. Sapnavau, kad paklydau ir nežinojau, ką daryti. Bet netikėtai pro šalį pralėkė vieversys ir parodė kelią namo. Tai sapnas apie saugią kelionę namo. Ačiū, kiškelį, padėkojo meškutis ir nulepečkojo savo. Meškutis klaidžiojo po girią ir sutiko vilką. Ei, vilke, tarė jis pilkiui, ruošiamės žiemos miegui, sapnuosime iš viso gauruoto peties. Gal turi atliekamų sapnų? Mums labai jie praverstų, kai miegosime kietai. Vilkas atsakė, taip, šitą sapnavau, tvyrojo naktis, o aš, dar visai mažutėlis vilkiukas, spoksojau į sidabrinį mėnulį, spoksojau ir staiga mėnulis užgeso it žvakė vėjyje. Nakties tamsa tapo tirštesnė už rašalą ir aš labai išsigandau. Bet kitą naktį mėnulis vėl patekėjo, skaistus, ryškus ir toks tikras, lyg letina pasiekiamas. Dabar žinosiu, jei mėnulis dingsta, visada ir vėl pasirodo. Tai sapnas apie tai, kad viltis niekada nemiršta. Ačiū, vilkiuk, padėkojo meškiukas. Kai meškutis pasuko link namų, pradėjo snigti sunkiais baltais kąsniais. Spustelėjo speikas, o ne, pašiurpo lepečkojis, kas jei nespėsiu grįžti namo žiemos miegui. Jis breido per pusniais drebėdamas sutrikęs ir išsigandęs. Bet staiga meškutis prisiminė visus sapnus, kuriuos surinko per dieną. Ji sušildė voverytės sapno skleidžiamą laimę, kiškelio sapnas jam priminė, kad namo keliauti saugu, o vilkiuko sapnas jį drąsino neprarasti vilties niekada. Pagaliau po krintančių snaigių šydą jis pamatė mamytę ir nuskodė link jos. Štai rado mamytę.
Tu grįžai, meiliai suriaumojo mama meška. Aš taip jaudinausi. Taip, nusišypsojo mažylis. Parnešiau mums sapnų, kad jų nepritrūktume miegodami. Šaunuolis, lyžtelėjo mama meška, sūneliui paausi. Labai, labai gerai. Saldžių sapnų palinkėjo mama meška. Saldžių, atsakė meškutis ir susisuko į kamuoliuką šalia. Jie užmigo ir juos lankė sapnai. Lankė vienas po kito, vienas po kito. Iki pat pavasario. Taigi, vaikai, pavasaris jau atėjo. Visus sveikinu su pavasariu ir labai dėkoju, kas klausėte knygutę ir iki kitų susitikimų.